Sveiki, einu rinkti gėlyčių, petunijos, labai man tinka, todėl kad jos tepa rankas, o man tokių ir reikia. Nes šiandien užsiimsiu tradiciniu japonų amatu tataki zome. Turbūt tiksliau būtų įvadinti rankdarbiais. Tai toks būdas perkelti natūralų augalų pigmentą ant audinio arba popieriaus plaktuko pagalba. Nuskinsiu nedaug, nes darysiu atvirukus. Štai pelargonija. Jos žiedeliai ryškus, manau, kad man irgi tiks. Su žiedais viskas tvarkoja, minkštučiai, o štai su lapais tai labai klausimas. Jie yra storoki, sausi, nežinau, ar man pavyks išmušti iš jų spalvą. Šiaip geriausia būtų eiti į pievas ir prisirinkti reikiamų augalų. Bet šiuo metu nelabai galiu išeiti iš namų, tai pabandysiu su tom gėlytėm, ką turiu savo namuose. Rožė nelabai tinka, per didelė, nes darysiu mažus atvirukus, bet štai našlaitė, labai tinkamas augalas, lapeliai taip pat gležni, turėtų negailėti spalvos, o su lapais irgi bėda, nes šliužai nugraužia visus lapus ir bijau, kad nerasiu nieko tinkamo. Einam toliau, daug kas nužydėjo jau, sunku rasti. Labai graži gėlė, mano sundavilė, labai graži. Vieną žiedą nuskinsiu, nors vargu, ar čia kas nors gausis. Nes lapai yra tiesiog kaip padengti vašku. Ir, na, gal pavyks kažkiek pramušti, bet labai abejoju. Vis tiek pabandysiu. Dabar namo ir prie stalo. Gal vėliau atbėgsiu dar kelių augaliukų. Tai pirmiausia taip, pasitiesiu keletą žurnalų. Galima pasitiesti kokio storesnio audinio, nes tas mušimas turi būti gana minkštas, pagrindas turi būti minkštesnis. Atvirukui naudoju storesnį akvarelinį popierių, galima jį specialiai paruošti, pamirkyti vandenyje su, tarkim, malūnu. Taip pat dar girdėjau, kad kai kas mirko popierių sojų piene, po to išdžiovina ir tada dirba. Sako, kad geriau išsilaiko spalva. Aš viso šito nedariau, tai dabar bus kaip bus. Susidėlioju mažytę kompoziciją. Ir dabar tie augaliukai mano, jie judės, kai aš juos kalsiu plaktuku, todėl būtų gerai kažkaip tai juos stabilizuoti. Aš naudoju tokią statybininkų popierinę lipnią juostą. Galima būtų ir visą tą kompoziciją užkloti, ta juosta yra gana plati, bet yra vienas momentas, kai bandai ją nuimti, vietomis nusiplėšia ir to akvarelinio popieriaus. Todėl aš stengiuosi, kad pati juostelė eitų per augalą ir tik tai kažkur kampučiuose truputėlį prisitvirtintų prie popieriaus. Taip yra saugiau. Ir po to reikia labai atsargiai nulupti. Dabar tą kompoziciją uždengsiu popierinio rankšluosčio gabalėliu ir pradėsiu dirbti. Kodėl popierinis rankšluostis? Aš imu rankšluosčio vieną sluoksnį, kad šiek tiek persišviestų tos gėlės, kad matyčiau, kur kalti. Kai kas naudoja uždengimui labiau permatomą kažkokią medžiagą, kepimo popierių ar dar kokią, bet man patinka popierinis rankšluostis todėl, kad jis sugeria tų syvų perteklių, mažesnė rizika ištepti darbą, taip pat ant plaktuko nelieka dažų.
Todėl jis man atrodo visai tinkamas. Dabar kaip plakti? Tai labai priklauso nuo augalo, kur lapeliai yra ploni ar sultingi, geriau plakti trumpiau, mažiau, o ten, kur yra lapai stori, kaip aš pasiėmiau tą sundevilės lapus, jie yra tokie vaškiniai, tai ten reiks ploti kaip reikiant. Nors pagal taisyklės tai reikia plakti neužsimojus, o tokiais trumpais, mažais judesiukais, geriau silpnesniais, bet ilgiau. Jeigu plosiu labai smarkiai arba labai ilgai plaksiu tokį sultingą liauną augalą, tai gausiu tiesiog tokią spalvinę dėmę. O norisi šiek tiek ir kažkokių kontūrų. Tai va, čia tas darbas ir toks neprognozuojamas rezultatas, arba, sakykime, silpnai prognozuojamas rezultatas. Kiekvieną kartą minau į augalą, bandai ir žiūri, kas gaunasi. Šiaip tai būtų visai naudinga kažkur tą rezultatą užsirašyti, kad kitą kartą žinotum. Galima kas kartą lapą vis atsiversti ir pasižiūrėti, kaip ten gaunasi, pataisyti kažkokį užsilenkusį lapelį. Pabandysiu nulupti, kaip jau sakiau, tai darau labai atsargiai ir jautriai. Jeigu matau, kad labai kabinas iš vienos pusės, tada bandau atlupti iš kitos pusės, kad nepažeisčiau paties popieriaus. Tie atspaudai gaunasi netobuli, bet tame netobulume ir yra visas grožis. Nubėgau, pririnkau kitų augalų ir štai mano dienos rezultatas. Kaip jau sakiau, sundavilė, kaip ir tikėjausi, nieko nesigavo man, lapai buvo per stori, pelargonija gražiai žiedlapiai, lapų nepramušiau, gal reikėjo stipriau. Dabar petunija. Su jie tvarkoj, spalva yra, galima dar irgi pabandyti smarkiau. Našlaitės geltonos truputį pritrūkau. Labai gerai spalvą atiduoda lavandos. Gaila, kad jau lavanda nužydėjusi tik tai lapeliai, bet labai lengva juos, labai trumpai muši ir gražiai gaunas. Mėlyna gilytė, nežinau jos pavadinimo. Ir mano šiandienos geriausiai pavykęs darbelis tai yra peržydėjusi mėta. Ir kas yra labai smagu, kad ir lavandos, ir mėtos darbai dar ir kvepia. Taigi, siūlau pabandyti.